Sveiki, aš Aidas ir keli žmonės paprašė manęs įdėti video, kaip aš auginu vynuogę šiltnamyje. Tai vynuogės auginu jau gerus 15 metų, o šiltnamyje jos pas mane auga jau gal 10 metų. Dabar yra 17 metų gegužės 16. Nesenai baigėsi šalnos Lietuvoje. Lauke nukentėjo vynuogės pakankamai stipriai. Na, o šiltnamyje matot, aš jas visas išsaugojau. Jos didelės, gražios. Pastebėjimas tik toks, kad tokios vynuogės dažniausiai šiltnamyje Lietuvoje būna birželio pradžioje, pirmomis dienomis. Tai 2 savaitės jos užskubėjo. Ar tai bus ankstesnis derlius? Matysim, žiūrėsim, kaip yra. Va, tokios. Dabar apie pačias vynuogės. Reikia suprasti 2 dalykus apie vynuogės. Pirma, kad vynuogės mezga tik ant praeitų metų ūglio, tai yra ant pirmamečio. Matot, šiais metais jos išauga ir iškart formuoja kekes, žiedynus. Tačiau tie žiedynai išauga iš antramečių medžių. Tai vat, čia jeigu yra praeitų metų, šitas vat praeitų metų, tai jis iš jo išauginus pirmametį iš karto duoda žiedelius. Yra vynuogių veislių, kurios gali išauginti ir iš miegančių pumpurų ir duoti žiedynus, tačiau pagrindinis derlius, aišku, yra vat iš pirmamečių, kaip matosi. Dabar kitas dalykas su vynuogėmis yra toks, kad ir kodėl jos man patinka, tai yra jau šiais metais turi pradėti formuoti, apmąstyti, kaip formuosi kitais metais tas šakas, iš kurių augs naujas derlius. Tai va, turime iš karto tai apmąstyti. Pavyzdžiui, kaip ir čia, va, pavyzdžiui, turiu vynuogę. Tiesa, vynuogės dar pas mane yra netvarkytos. Kadangi buvo šalnos, tai kaip nujausdamas apmąsčiau, kad galiu aš jas praretinti, o šalna gali praretinti antrą kartą. Tai dėl to ir neretinau, nedariau. Todėl, kaip matote, yra ūglių augančių ir nelabai taisyklingai iš apačios. Tai vat juos reikės po to su jais reikės kažką daryti. Va. Na, o auginimas nėra sudėtingas, bet priežiūros reikalaujantis su vynuogėm šiltnamyje. Tuo labiau, kad jeigu norime užauginti gerą derlių, tai iš esmės reikia labai kreipti dėmesį į žalios masės santykį su kekėmis. Nes tokie eksperimentai kaip perkrovimas krūmo gali po to atsiliepti keliems metams. Galiu parodyti vieną pavyzdį. Turiu tokią vynuogę Nadežda Azos. Super vynuogė. Eksperimentinis variantas, išbandymas. Išbandžiau, gavau 60 kg vynuogių nuo krūmo. Tačiau va, jau 3 metai aš bandau ją atgaivinti, kovoju, maitinu ją, prižiūriu. Čia yra talismanas, matot. Štai toks mišrus
genėjimas, nes Lietuvoje tas genėjimas daug lietuvišką genėjimą labai priboja gamtinės sąlygos. Galima ten daryti tokias viduoklės, kordonus, rankovės, ką norit gali daryti. Bet jeigu nušala po pusę medžio arba pusę pumpurų, tai po to tas formavimas jau nebeišeina kažkoks kitoks. Ten, pavyzdžiui, turiu labai gražų kordoną suformuotą. Matot. Čia tokia vėlyva veislė, tai ją formuoju tokį kaip kupstą, kadangi vynuogių daug nenoriu aš iš jos. Jinai tik tai spalio gale tai duoda net šiltnamį. Išrauti irgi labai gražios uogos, juodos, tokie kaip lašeliai. Tai kažkaip išrauti nesinori. Vietos daug neužima, tegul auga. Tai va, tas genėjimas. Tai va, ir mato dabar, jeigu dar trumpai apie vynuogės. Tai va, čia yra praeitų metų. Negyvas pumpuras vienas. Matot. Ir iš to, kas išaugo šiais metais, tai yra vat, ant pernykščio. Šitas, vat, jeigu atkreipkite dėmesį, pernykštis yra. Tai vat, ant pernykščio, iš jo iš visų pumpurų, iš kurių išauga vynuogės, va, yra uogytės, kekės bus. O reikia atsiminti, kad vynuogė visada gale augs stipriau. Jeigu jau pumpurą išsaugosit galinį, tai jis visada bus galingiausias. Tai vat, į tarpą reikia pamastyti. Mąstysiu kitiems metams tokį pintą 2 rankovių palikimą. Šiam kartui tiek. Jeigu buvo naudinga ir įdomu, norit sužinoti kažko daugiau, matysim, bus daug laikų arba subscribe, bandysim pakalbėti daugiau kažką tais.